Šiandien Vištytyje prie Lietuvos valstybinės sienos su Kaliningrado sritimi lankėsi nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai ir kiti specialistai. Susitikimo tema – valstybinės sienos su Rusija demarkavimas, ribos nustatymas ir paženklinimas. Domėtasi, ar šis darbas vyksta planingai. Naujoji nacionalinės žemės tarnybos vadovybė siekia, kad žemės matavimas ir kiti reikalingi darbai neužvilkintų ribų žymėjimų, ženklų ribojančio abiejų valstybių sieną pastatymų. Mes esam šiuo metu trišaliam taške, kur susikerta trijų valstybių siena, tai Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Ir tikslas turbūt buvo pravažiuoti pagrindinius taškus, kurie yra svarbiausi, aktualiausi Lietuvai, demarkuojant sieną su Rusija. Paskutiniu metu pasirodė spaudoje informacija, kad stringa darbai ir numatytais terminais gali būti neužbaigti sienų demarkavimo darbai su Rusija. Todėl iš tikrųjų pabandėm išsiaiškinti vietoj, kokia yra situacija. Iš rangovų gavome informaciją, kur gali būti problematiškiausi taškai. Ir tiesą pasakius, vietoj net matosi, kad iš Lietuvos pusės beveik visur darbai jau yra padaryti. Kiek buvo kažkokių įtarimų dėl vietų, pravažiavom, jų nėra. Iš Lietuvos pusės ne tik tai, kad sukalti kuolai, bet ir išvalyta visa teritorija, kuri yra reikalinga apžvalgai, tikrinimui sienų, tai yra apie 13 metrų, kad pasieniečiai galėtų laisvai patruliuoti, stebėti. O kaip darbai vyksta Rusijos pusėje? Iš Rusijos sienos matome dėja, nėra nei ženklų šiai dienai sustatyta, nei teritorija išvalyta. Tai pagal mūsų planus yra numatyta šiais metais baigti visus lauko darbus susijusius su Rusijos sienos jau sužymėjimu. Kitais metais pasirašinėti sutartis. Ir kaip mes supratom, vienintelė kliūtis, kas tai gali sustabdyti, tai kad Rusija matyt nespėja su mumis ir nėra grafikais, jie atsilieka. Finansavimas skiriamas, kaip jie patys minėjo per posėdį kovo mėnesį, yra jiems skiriamas per mažas darbam, jie netgi neturi atitinkamos technikos, kad išsivalyti savo teritorijas. Tai matyti vienintelės priežastis, kodėl gali būti atkelti dokumentų pasirašymai ir sutarčių ir dėl ko gali vykti ne kitais metais, o dar vėliau. O iš Lietuvos pusės, kiek mes dabar pravažiavom, dar galėsim ir kitus kelis taškus pasižiūrėti. Tikrai jokių stabdymų nėra, trikdžių nėra ir visos, kurios problemos buvo, jos yra išspręstos. Beliko nacionalinė žemės tarnybai su rangovais ar geodezijos institutų, kurie atlieka tuos darbus vietovėje, matavimus pačius. Tuos darbus irgi sėkmingai atliekam jau pastatytų ženklų, bandom identifikuoti, ar jie pastatyti tinkamose vietose, ar nenukrypstam nuo tų planų, kurie buvo parengti ir patvirtinti, kuriuose vietose turi praeiti valstybės sieną. Tai, kaip ir minėjom, lauko darbai bus planuojami baigti šių metų pabaigoje ir kiti metai bus mums dokumentacijos tvarkymui, tai irgi labai didelis darbas, sudėtingas darbas, kadangi dokumentacija reikalauja labai daug kruopštaus darbo ir atsakingo darbo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba dalyvauna pastoviai Lietuvos-Rusijos sienos komisijos posėdžiuose ir pradedant 2011 metais atlieka darbus susijusius su numatytais planais. Atlikta sienos demarkavimo darbai Vištyčio ežere, pastatytos 23 bujos, matlaukio nužymėtas tvenkinys ir taip pat atlikti visi darbai nuo Smalininkų iki Nemuno žiočių. Šiuo metu rangovas jau 3 metai dirba prie projekto 135 km ruožį nuo Vištyčio sankirtos taško iki Smalininkų. Finansavimas jiems yra užtikrintas, darbų liko apie 600 km. Tikėtina, kad iki šių metų vidurio darbai bus užbaigti. Tarnybai dar ne visi darbai čia pasibaigs. Mums reikia pastatyti 5 bujas bevardžiame upelėje, tai yra prie Kuršių marių, ir taip pat išvalyti Kuršių nerijos augmeniją 13 metrų atstumo. Kokia situacija pasienyje su kitomis valstybėmis? Sienos su Baltarusija ir su Lenkija šiai dienai jau yra demarkavimas baigtas, dokumentai pasirašyti ir iš tikrųjų jokių problemų tikrai nėra. Tačiau noriu pažymėti, kad sienų demarkavimas yra vienas iš prioritetinių darbų nacionaliniai žemės tarnybai.
Ir ten nuolat vyksta darbai, tokie kaip kontrolės, komisijos važiuoja ir apžiūrinėja. Būna, kad ir su Baltarusija, su Lenkijos sienas reikia iš naujo demarkuoti, reikia atstatinėti ženklus. Yra nuolatinis darbas, kuriam pabaigos turbūt nebus. Ir matyt, vien todėl dabar bus stengiamas ir formuojant komandą po tarnybos pertvarkų, būtinai ieškoti žmonių, kurie būtų kompetitingi ir šitoj srityje ir būtų tinkamai įgyvendintas šitas mūsų prioritetinis darbas.